Tai labas vakaras dar kartą. Tai pradedam mūsų šio vakaro susitikimą, pokalbį apie metaforinės asociatyvinės korteles. Ir šio susitikimo arba visų tokių susitikimų tikslas yra tiesiog papasakoti daugiau apie metaforinės asociatyvinės korteles, išplėsti lauką, kaip jos gali būti panaudojamos, kaip jos gali būti pritaikomos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad į šiuos susitikimus jungiasi ir pačių įvairiausių sričių specialistai. Tai šio mūsų vakaro tema, šio susitikimo tema yra apie geštaltą, vaikus ir korteles. Tokia, nežinau, turbūt pirmą kartą taip jungiame tokią naują temą, kad geštaltas, vaikai ir kortelės. Ir šį vakarą tokie kaip ir 3 pagrindiniai klausimai yra, apie ką mes norėsime pasikalbėti. Čia daugiausia Magda mums papasakos, tai yra geštalto principai kokie yra geštalto principai dirbant su vaikais ir paaugliais. Tada kitas klausimas yra Violetos Oklander geštalto žaidimų terapijos metodo esmė, kokie jie yra. Na ir trečiasis mūsų klausimas yra kokia yra Violeto Oklander 4 žingsnių seka dirbant su kortelėmis. Ir šio vakaro mūsų viešnia yra Magda Mačevarianė. Magda yra iš Tbilisio, iš Sakartvelo. Ir mūsų susitikimas vyks anglų kalba ir aš versiu iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų. So, Magda, it's very nice to have you here, to see you here, and I would like to invite you. Let's play a little bit for the beginning with the cards. Okay. Okay, so by the way, we can play in different ways. yeah. One way that is fun, not only for children and adolescents, but also for participants, adult trainees, is I can share Violet Oaklander's online deck of cards, and each of the participants, whoever wants, it's not compulsory, can choose a card that stands out for him or her and share something, whatever comes up. Okay, so you will share your screen, and you and me, we will introduce through the cards, and we invite our dear participants to choose the card that speaks to them as well, and look it silent, yes? Yes. Gerai. That's it. Tai Magda dabar turi mums pasiūlymą tokį, kad žodžiu, Magda dabar pasidalins savo ekranu ir pasidalins Violeto Oklander kortelėmis, kurios yra viešai prieinamos Violeto Oklander puslapyje. Ir šiek tiek mes pažaisime, tiek aš, tiek Magda prisistatysime, per korteles apie save daugiau papasakosime. Ir jūs, kai matote savo ekrane korteles, irgi išsirinkite vieną savo kortelę ir savo tyliai taip, pasižiūrėkite ją, pastebėkite. Pasižiūrėkite, ką jinai jums sako, kokią žinutę siunčia. So, Magda, which card would be yours? For which card you would like to introduce you? I have already looked through the cards, and what stands out for me from these cards right now is this one. Okay, tai Magdai sako, kad išsirinko šią kortelę ir ši kortelė sako Magdai kažką šį vakarą. Have you asked something to me? No, I just translated you. Translated. Okay. Yeah. And how this card stands out for me, how it resonates with me is like what I experience right now. I have this excitement and the readiness to share about Violet Oaklander's wisdom. So, sorry, Magda, I lost you for a second. Could you please repeat
Okay. This card stands out for me and resonates with my experience right now. And it's excitement about sharing Violet Oaklander's wisdom to you. Taigi Magda sako, kad šita kortelė būtent šiuo metu labai gerai atspindi Magdos būseną ir tokį, nežinau, kaip ir susijaudinimo momentą, kad Magda gali būti kartu su mumis ir dalintis Violetos Oklander išmintimi. Yeah. And it's this card brings to me feelings of lightness and excitement and fun. Ir ši kortelė Magda sako, kad atneša tokį šviesos, susijaudinimo momentą. And it's not only about me, but about Violet Oaklander's model. Ir sako, with kids. Sako, tai yra ne tik apie mane, bet ir apie Violetos Oaklander modelį dirbant su vaikais. That's all. Okay, so thank you very much, Magda. And could you please just scroll through the cards and I will pick up mine cards. Okay. I will just look through your screen because I'm looking through your screen. I will stay for some time for this part and then whenever you want, I can switch. Okay, so I already see my cards and my card is the mice. There are more. Just a little bit down. This? In the middle, yes. Oh, great. How does this card resonate with you? Taigi, aš išsirinkau šią kortelę. Ir Magda klausia, tai o ką I'm feeling right now like this mouse. We lost the cards. I can see 3 now in my screen. Oh, okay. Yeah. So I'm feeling like this mouse who is standing and looking and watching, and right now I'm feeling very curious about Violet Oaklander model because I know a little bit of Violet Oaklander. I read her books and I like her work very much. So I feel right now like this mouse, curious, looking what is going to happen this hour and what are you going to talk about Violet Oaklander and her work. Taigi mano kortelė būtų ši, kur pelė tokia tupi iš urvelio, štai matau tokį susidomėjimą ir galbūt nuostabos šiek tiek momentą tokį. Tai aš būtent kaip ta pelė ir jaučiuosi žvelgdama iš urvelio ir man labai yra įdomus Violetos Oaklander modelis, taip kaip jinai dirba, kaip jinai pritaiko darbę su vaikais, nes kas yra pritaikoma su vaikais, tai mano giliu įsitikinimu labai puikiai gali būti pritaikoma dirbant ir su suaugusiais žmonėmis. Taigi ši kortelė yra apie mane ir tokia, nežinau, atspindi turbūt šio vakaro tokią nuotaiką, nuostabą. Kas čia dabar mūsų laukia, kas čia bus. So Magda, thank you very much for the cards and we can start with you and your slides. Oh, okay. If anyone wants to share and present and introduce herself or himself using these cards, it's also possible. If we have volunteers. Or we could invite our participants to leave their comments in the chat. That's also a way, option. So. Taigi, jeigu jūs randate kažkurią kortelę, kuri kažkokiu būdu jums kalba, šios kortelės yra viešai prieinamos, mes paskui galėsim pasidalinti nuorodą, tai irgi tiesiog. I will share the link in the chat so that participants could open it if anyone wants to open it on their computers. Tai Magda dabar įkels nuorodą, jūs galite ateiti tas korteles ir žiūrinėti salę ir norėsite pasidalinti, apie ką kalba ta kortelė, tai tiesiog kviečiame jūs parašyti pokalbių lauke. Okay, Magda, so
Let's go. So the topic today, as Egle also shared of our webinar or meeting, is projective cards in Gestalt play therapy, and how a bit about Aucklander model, main principles and essence of Aucklander's model. Taigi šio mūsų susitikimo tema yra projekcinės kortelės geštalto žaidimų terapijoje ir kaip tai gali būti pritaikoma arba yra pritaikoma Violetos Aucklander modelyje. First of all, I will share a bit about myself. Šiek tiek apie save dabar norėčiau papasakoti. I am EAGT accredited Gestalt therapist and Gestalt trainer, and I have masters in English, language and literature, and psychology. And I'm also EMDR therapist and trauma-informed expressive arts therapist, and now I'm studying somatic experiencing. Taigi esu Europos geštalto terapijos asocijuota terapeutė ir mokymų vedančioji. Taip pat esu anglų kalbos ir literatūros, turiu magistro laipsnį, taip pat turiu magistro laipsnį ir psichologijoje. Taip pat esu EMDR terapeutė, traumai jautrios ekspresyviųjų būdų ar ne terapeutė ir šiuo metu taip pat studijuoju somatinę terapiją. I have graduated several programs of Gestalt play Gestalt therapy training programs, I mean, and among these programs, what is relevant to today's topic is that I have graduated from Violet Aucklander foundation training and also West Coast Institute for Gestalt Therapy with children and adolescents. This institute has a very good program also. And I have graduated Irish Gestalt therapy training program, how to work with adolescents with relational Gestalt approach. Taigi esu baigusi keletą programų, kurios yra susijusios su geštalto ir su geštalto žaidimų terapija. Tai esu baigusi tokius mokymus kaip Violetos Aucklander fondo ir Vakarų pakrantės instituto, kuriuose yra mokoma geštalto terapijos dirbant su vaikais ir paaugliais, tai čia yra Amerikoje, taip pat esu baigusi ir geštalto institutą Airijoje. And now I have private practice and I work with clients of all ages. I also am the co-founder of two institutes in Georgia. First is Gestalt Play Therapy Georgia. It's the Institute of Gestalt Play Therapy after Violet Aucklander. And another is Georgian American Somatic Experiencing Trauma Institute. I'm their co-founder and co-director and trainer. Taigi aš turiu ir savo privačią praktiką, dirbu su įvairaus amžiaus klientais ir taip pat aš esu keletos organizacijų, keletos institutų steigėja, bendrasavininkė ir bendradirektorė Sakartvele. Tai vienas iš jų yra geštalto žaidimų terapijos ir Violeto Aucklander geštalto žaidimų terapijos institutas, kuris yra Tbilisyje, Sakartvele. Ir kitas institutas tai yra Sakartvelo ir Amerikos traumos somatinių patirčių institutas. Tai abiejų institutų esu tiek bendra steigėja, tiek bendra vadovė ir mokymų vedančioji. And I'm also a researcher
my research interests are well-being, self-care, and psychotherapy effectiveness. Ir taip pat aš esu tyrėja ir mano tyrimų sritis yra gerovė, rūpestis savimi ir taip pat psichoterapijos efektyvumas. And I've got family. Family is very important for me, my greatest support in the field. I have husband and 2 kids, and one is coming soon. Ir šeima yra didžiausia mano parama visame tame, ką aš darau. Tai aš esu ištekėjusi, turiu vyrą, turiu 2 vaikus ir vienas pakeliui jau netrukus. Now we can go through about Gestalt play therapy principles, but before we talk about that, I want to share and describe the background, how Gestalt play therapy was born, and how Violet Auklander founded this this method, Auklander method. It has a very interesting and impressive story behind it. Taigi prieš pereinant prie Violetos Auklander gestalto žaidimų terapijos modelio, metodo, aš šiek tiek norėčiau papasakoti apie tokius bendrus gestalto principus, kuriais remiasi Violetos Auklander modelis ir iš tikrųjų yra labai įdomi istorija. After very painful, traumatic experience, Violet's son, adolescent son, died because of some autoimmune disease. Taigi pačios Violetos Auklander sūnus paauglystėje mirė nuo autoimuninės ligos ir tai buvo labai jai skausminga patirtis. Violet started Gestalt therapy to process this traumatic experience. Ir Violeta Auklander pradėjo gestalto terapiją, kuri tam, kad padėtų pati savo visas tas patirtis sunkes, kad palengvintų savo būseną. And at the same time, she also started studying Gestalt therapy at the Gestalt Therapy Institute of LA, Los Angeles. Ir tuo pačiu metu ji pradėjo studijuoti gestalto terapiją Los Andžele, Amerikoje. And she, as she says, she was very impressed by her experience, as a client and as a trainee. Ir kaip ji pati sako, jai paliko labai didelį įspūdį jos patirtis būnant tiek kliento kėdėje, klientės kėdėje, tiek ir besimokančiosios. And at that time, she was already working with children and adolescents, but not with the Gestalt therapy. She had, at that time, she had a group of emotionally disturbed children. It was a group of teenagers. She was working with them. Tuo metu ji jau dirbo su vaikais ir su paaugliais, su tokiais patiriančiais emocinių iššūkių vaikais, bet tuo metu ji dar netaikė gestalto metodų. And she was very interested and wanted to figure out the way how to work with kids and teenagers based on Gestalt therapy principles. Ir jai buvo labai įdomu, ji domėjosi, kaip galima dirbti su vaikais ir paaugliais taikant gestalto principus. And that's how Violet Auklander incorporated what the principles of the experience of Gestalt therapy with play therapy, and she integrated all this and created this model, Violet Auklander's model of working with kids and teenagers. Taigi tokiu būdu Violeta Auklander integravo tiek gestalto, tiek žaidimų terapijos metodus ir sukūrė Violetos Auklander modelį, kuris yra taikomas dirbant su vaikais ir paaugliais.
As maybe you all know, Gestalt play therapy usually is of two types. It can be directive or non-directive. And at that time, Violet Auckland, what she did is she integrated Gestalt play therapy with Gestalt therapy principles with the play therapy and her experience with this emotional disturbed children. And also what she created was a balanced mixture of non-directive and directive approaches to play therapy. Taigi, kaip galbūt mes žinome, yra du gestalto požiūriai. There are two approaches of Gestalt, directive and non-directive. Usually Gestalt, not Gestalt play therapy, but play therapy, because there are a lot of Adlerian play therapy, Jungian play therapy, person-oriented play therapy, and they are some of them are directive and some of them are non-directive. And when Aucklander integrated all her knowledge and experience that she had, and Aucklander's model was born, it was a balanced mixture of Okay. non-directive and directive approaches. Taigi, kaip greičiausiai žinome, kad žaidimų terapijos yra du būdai, kad yra vienas toks direktyvus būdas ir kitas yra nedirektyvus būdas. Tai ką padarė Violeta Aucklander, tai jis savo gestalto žaidimo terapijos metode jį integravo abudu metodus, tiek direktyvų metodą, tiek nedirektyvų metodą. And usually when people are talking about Gestalt therapists are talking about Gestalt therapy and want to describe it, and Violet Aucklander also has said it. Gestalt therapy is like a dance. Sometimes a therapist is leading, and sometimes child is leading the process. Okay, so a little bit back. Okay. So the main thing here is that Gestalt therapy is usually described like this, that it's a dance. Okay. Dance. And sometimes, like in tango, sometimes a therapist is leading the process and sometimes child is leading the process, and it's open to whatever seems to happen. It's open to experience. So this is general description for Gestalt therapy, or is general description for Gestalt play therapy? It's general description of Gestalt therapy that fits also Gestalt play therapy. Supratau. Taigi tiek pati Gestalto terapija, tiek ir Gestalto žaidimų terapija, jinai gali būti kažkuria prasme kaip panašiai šokį kaip į tango. Tai kartais terapeutė arba terapeutas gali vesti, rodyti kryptį užsiėmime, žaidime arba tame tango šokyje, kuris vyksta čia ir dabar tarp terapeuto ir kliento, arba klientas, arba, pavyzdžiui, ir vaikas irgi kartais gali pasiimti iniciatyvą ir vesti į priekį. Now we can go to the outline of Gestalt therapy principles. There are a few of them, but I will focus on three main principles that Gary Yontef, one of the greatest Gestalt therapists of nowadays, has identified. And the first one is phenomenology. Taigi dabar aš norėčiau apžvelgti pagrindinius Gestalto principus. Tai čia aš apžvelgsiu 3 pagrindinius Gestalto principus, kuriuos išskyrė Yontef. Ir vienas iš tų principų yra and it focuses on present moment.
It's a very important concept for Gestalt therapy and Gestalt play therapy also. It focuses on process and phenomena and experience of client's experience. And in Gestalt play therapy, we explore the child's unique way of being and experiencing without judgment. Taigi pirmasis principas yra fenomenologija, tai tuo principu remiasi tiek pats geštaltas, tiek geštalto žaidimų teorija. Ir tai čia yra pagrindinis dėmesys, pagrindinis fokusas yra dabarties momentui, čia ir dabar, procesų, tas, kuris vyksta. Ir patirčiai, ir žodžiu, yra tyrinėjimas vaiko, toks būdas vaikas, kaip vaikas yra čia ir dabar ir tai, ką jisai patiria šiuo metu, ir tai yra tyrinėjama visiškai be jokio vertinimo. To define the concept of present moment, what it means in Gestalt therapy and also Gestalt play therapy, it means that it has this kind of meaning that present moment is all we have here and now, and past has gone and future has not come yet. Taigi dabarties momentas tiek geštalto terapijų, tiek geštalto žaidimų terapijoje reiškia, kad tai yra čia ir dabar, tai, kas vyksta čia ir dabar. Praeities jau nebėra, ateitis dar neatėjo. Tai mes turime tik tai dabartį, kuri mums yra svarbi šiuo metu. And what we are interested as Gestalt play therapists is what is the client, child or teenager is experiencing right now, here and now, in the present moment. Ir mes kaip geštalto žaidimų terapijos kaip terapeutai, mus domina tai, ką patiria vaikas arba paauglys čia ir dabar, šiuo metu. Magda? Agla, you're frozen. Yes, I'm here. You have come alive now. So what I was saying is that the present moment focus also means that how the child relates to us as Gestalt play therapists, we focus on that in the present moment. It's very important. Taigi yra labai svarbu, Magda dar kartą pabrėžė tą dabarties momentą ir tai, kaip vaikas reaguoja į mus kaip į geštalto terapeutus čia ir dabar, būtent dabarties momentas. And as for the concept of process, it's one of the main principles of Gestalt therapy, also Gestalt play therapy, that it is process-oriented, not content-oriented. Tai dar vienas yra svarbus principas, kuriuo remiasi tiek geštalto žaidimų terapijos esmė, tai kad tai yra orientuota į procesą, į tai, kas vyksta. Another very important principle, second principle, is dialogue and contact. Contact means contact with myself and contact with others. Taigi antras svarbus principas tai yra kontaktas su savimi ir kontaktas su kitu žmogumi. And we usually observe how the child or teenager makes contact with himself or herself, and how they make contact with us or therapy space or their living environment outside others. Ir paprastai mes stebime, kaip vaikas pirmiausia ar paauglys mezga kontaktą pats su savimi, kaip jisai mezga kontaktą su mumis kaip terapeutais ir kaip jisai mezga kontaktą su ta aplinka, kurioje jis gyvena. And we also focus
how they withdraw from the contact and when they withdraw from the contact. Ir taip pat mes stebime, kaip vaikas ar paauglys pasitraukia iš kontakto ir kada jis tai padaro. As for dialogue also is one of the main principles of Gestalt therapy, and it's connected with the relationship. And another very important concept is I-thou relationship. Taigi kontaktas taip pat yra svarbus principas ir jisai yra susijęs su santykiais ir tas santykis yra ir tas kontaktas yra svarbus santykyje. Excuse me, Aglaia, I will make your job a bit easier. I-thou means I is understandable, and thou is the old English version of you. Yes. It means I-you relationship. Taigi ir kaip vaikas mezga kontaktą aš tu. Yeah, and this concept comes from philosophical writings of Martin Buber. It was the philosopher. He was a philosopher, yeah. Taigi ši koncepcija ateina iš Martino Buberio koncepcijos, jis buvo filosofas. And what it means is that two people come together, meet each other as equals. Ir tai reiškia, kad du žmonės, jie susitinka kaip du lygūs žmonės. As equals as two human beings. Jie yra lygūs kaip lygiaverčiai, kaip du žmonės. And also in Gestalt play therapy, we Gestalt play therapists meet child as equal. We honor the child and respect the child. Ir geštalto žaidimų terapijoje mes geštalto terapeutai, žaidimų terapijos terapeutai pasitinkame vaiką kaip lygiavertį žmogų ir mes jį gerbėme. And as Violet Auklander writes in her book, it's a stance, an attitude, not a technique or anything else. Ir kaip Violeta Auklander rašo savo knygose, tai yra požiūris, tai nėra technika, bet tai yra požiūris. And another component of I-thou relationship in terms of Gestalt play therapy is that we Gestalt play therapists meet child where he or she is. Tai dar vienas yra svarbus principas santykyje aš ir tu, mes kaip geštalto žaidimų terapijos terapeutai pasitinkame vaiką ten, kur jis yra. It means that we don't meet the child with this stance that he or she should be how I expect him or her to be, or how I want him to be. We accept the child as he is or she is. Taigi mes vaiką pasitinkame tokį, koks jis yra, ten, kur jis, toje vietoje, kur jis yra, ir mes išaiškiname visus savo lūkesčius, turbūt, žodžiu, mes pasitinkame vaiką ten, kur jis yra. It's part of this I-thou relationship is that we therapists are accepting towards the child and non-judgmental. We don't interpret. We don't do any interpretations. Ir tame santykyje aš tu, kas yra svarbu, kad mes kaip terapeutai, mes tai ką matom ir tai, ką girdime iš vaiko, mes nevertiname. Another third principle is holism and field theory. Taigi trečiasis principas yra holizmas ir lauko teorija. Holistic perspective means that we focus on the whole person
whole organism of the child's physical, psychological, intellectual, emotional, interpersonal, and spiritual experience. Tai holistinė perspektyva reiškia, kad mes žiūrėdami į vaiką stengiamės matyti jo visumą, tai ir vaiko, ir fizinį kūną, ir psichologinę būseną, ir kognityvinius gebėjimus, ir emocijas, ir tarpasmeninius santykius, ir dvasinės patirtis. Žodžiu, stengiamės žiūrėti į vaiką kaip į visumą. And as for the field perspective, we focus on interaction patterns between the individual child and his or her field. It can be family or school, any environment. O iš lauko teorijos perspektyvos, tai mes žvelgiame į vaiko santykius ten, kur jis yra, ar kokie yra santykiai, pavyzdžiui, šeimoje su tėvais, ar klasėje su kitais vaikais. Ir tai yra vadinama lauku, kuriame vaikas gyvena. And the main focus or phrases for Gestalt play therapy and also Gestalt play therapy are here and now. That means what is happening between you and other here and now, or a client and therapist here and now. Taigi pagrindiniai Gestalto principai tai yra čia ir dabar, tai kas vyksta čia ir dabar tarp manęs ir kito žmogaus. Another is the main questions in Gestalt therapy and Gestalt play therapy are what and how, not why. What means what are you experiencing and how you are experiencing. Kiti labai svarbus klausimai tiek Gestalto žaidimų terapijoje yra kas ir kaip, bet ne kodėl. Tai reiškia, ką tu patiri ir kaip tu patiri. And third, we have also already said a bit about it, how is our relationship. It's therapist and the client, we make good, deep contact with each other with respect and acceptance. Ir trečias labai svarbus dalykas, kurį mes irgi paminėjom šiandien ir aptarėm, tai yra santykis, kontaktas aš, tu. Ir tai reiškia, kad mes stengiamės užmegzti gilius, nuoširdžius santykius, kurie yra pagristi pagarba ir priėmimu tarpusavy. Usually, when we are talking about Gestalt approach, we usually describe it as it's relational. It has relational focus. Tai kai mes kalbam apie Gestalto terapiją, tai mes turime galvoje, kad tai yra susijęs su santykiais. And in terms of Gestalt play therapy, it could be denoted by Aucklander's words, we meet clients where they are. Ir kalbant Violetos Aucklander metodo žodžiais, tai yra, kad mes pasitinkame klientą ten, kur jis yra. So Gestalt approach contains several things. We are following the client's process here and now without interpretations. Taigi Gestalto principai apima keletą dalykų. Tai vienas iš jų yra tai, kad mes stebime klientą, jo procesą ir be jokių interpretacijų ir vertinimų. We also notice what is the figure for the client. It means what client notices in the environment and what he or she wants to make contact with. Taigi mes taip pat, kitas svarbus dalykas yra figūra, tai yra ką pats klientas arba klientė išskiria, kas jam yra svarbu jo aplinkoje ir su kuo jis nori užmegzti kontaktą. And we also notice what is the ground of the client's experience. It means what is something very obvious that client is not aware of. Ir mes taip pat stebime, koks yra kliento patirties pagrindas, kurio galbūt klientas arba klientė patys nemato, nepastebi.
And the main goal of Gestalt play therapy is to raise the child's awareness of their Ir feelings, thoughts, experiences in the present moment. ir pagrindinis geštalto žaidimų terapijos pagrindinė idėja tai yra tiesiog stiprinti vaiko savimonę, ar ne, sąmoningumą, priimant savo jausmus, mintis ir patirtis dabarties momente, čia ir dabar. And restoring organismic self-regulation by promoting this awareness here and now and how, what and how. Ir tokiu būdu, skatinant sąmoningumą, mes stengiamės atstatyti organizmo savireguliaciją, pats susireguliuotų organizmas. And as for the essence of Gestalt play therapy, it's connected with the concept of integration. Ir tai yra geštalto žaidimų terapija yra susijusi su integracijos koncepcija. What it means, very briefly, kids usually hear a lot of messages about themselves, negative messages. We call it these messages introjects. Taigi, jeigu labai trumpai, jeigu tai paaiškinti, tai vaikai labai dažnai girdi neigiamų žinučių apie save ir tai yra vadinama introjektais. And these introjects are usually of negative content. Ir tie introjektai arba tos žinutės dažniausiai yra neigiamos, negatyvios. And kids, especially at the ages of 5, 6 or so, they don't have enough cognitive ability to judge whether what others say about them is right or not, and they believe what they hear about them. Ir vaikai paprastai, kuo jie mažesni, tuo jie turi mažiau kognityvinių gebėjimų, kad atskirtų, kur čia yra, kur čia tiesa ir kur čia netiesa. Ir kuo paprastai vaikai mažesni, tuo jie labiau sugeria, priima į save tas neigiamas žinutes. And what they do then is that they divide themselves. They split these disliked parts of themselves. Ir ką jie tada daro, tai jie tiesiog stengiasi tą dalį, kurios jie patys nepriima, kuriem nepatinka, tiesiog atskirti nuo savęs. And they split parts of their selves. It could be emotional self or sexual self or anything. Ir ta dalis, kuri jiem nepatinka ir kuri jie stengiasi nuo savęs atskirti, tai gali būti arba emocinė jų dalis, arba seksualinė jų dalis, arba bet kuri kita. And what is the main aim of Gestalt play therapy is to help them integrate their whole self. Taigi, o pagrindinė geštalto žaidimų terapijos esmė tai yra padėti jiems integruoti visas savo dalis. Magda, I'm a little bit conscious about our time. We have 15 minutes. So I need 1 or 2 minutes more, okay, and then okay. I'm done. Okay. And then how change happens. It's also very peculiar for Gestalt therapy and Gestalt play therapy. We have this kind of phrase, Arnold Beiser's, change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not. Taigi, kaip vyksta pokytis, ir čia yra tokia labai žinoma daktaro Arnoldo Beiserio žinutė, kad pokytis įvyksta tada, kai žmogus tampa tuo, ko jis nėra, o ne tada, kai jis stengiasi tapti tuo, ko jis nėra. Žodžiu, pokytis vyksta tada, kai mes tampame tuo, ko mes esame. To somehow make it in a brief definition of Gestalt play therapy, Gestalt play therapy is a relational, creative, and experiential therapeutic approach.
Jeigu taip trumpai kalbant apie geštalto žaidimo terapiją, tai ji remiasi santykiais, remiasi kūrybiškumu ir remiasi patirtimi. And Gestalt play therapy uses a variety of creative, expressive, projective techniques. Ir geštalto žaidimų terapijoje yra naudojamas keletas skirtingų technikų. It could be century or drawing or projective cards. Tai gali būti ir smėlio dėžės terapija, ir piešimas, tos pačios projekcinės kortelės arba metaforinės asociatyvinės kortelės. And to help children become aware of and own their splitted parts and express their feelings and experience. Taigi visų šitų technikų paskirtis ir esmė yra, kad vaikai priimtų ir integruotų atgal savo tas dalis, kurias jie buvo dėl kažkokių priežasčių atskyrę. And how Violet does this, the whole process of Aucklander's model is based on special sequence. Using it can be used with any projective media, and it can be drawing, or it can be clay work, or it can be projective cards. Taigi Violetos Aucklander 4 žingsnių modelio esmė remiasi 4 žingsniais, kuriuos vėliau Magda apžvelgs, ir gali būti naudojamos bet kokios priemonės, ar molis, ar piešimas, ar tos pačios projekcinės kortelės. And now we can see what are the steps of this four-step sequence. The first step is imaginative experience. Violet Aucklander usually asks kids to imagine during fantasy work. Taigi pirmasis žingsnis tai yra vaizduotės patirtis, ir paprastai būdavo Violet Aucklander sakydavo, kad įsivaizduok. Second step is sensory expression. Violet Aucklander usually asks kids to make something out of clay or out drawing material. Taigi antrasis žingsnis tai yra jutiminis toks žingsnis, ir paprastai Violeta Aucklander prašydavo arba iš molio kažką nulipdyti, arba nupiešti. Third step is narrative or metaphoric description. Violet asked kids to be some element, become this element, and speak as this element. Taigi, o trečiasis žingsnis tai yra pasakojimo, toks kaip ir naratyvinis, metaforinis, arba sukurti pasakojimą. Tai Violet Aucklander visą laiką prašydavo, kad papasakok arba įsivaizduok, kad tu esi tas daiktas, ir papasakok jo vardu, kalbėk jo vardu. And the fourth step is sense making. How does it fit all this, what you have said, how does it fit your real life? It was the last question. Ir paskutinis arba ketvirtasis žingsnis tai yra prasmės sukūrimas. Tai Violet Aucklander klausdavo, o tai, ką tu dabar sukūrei ir papasakoj, kaip tau tinka apie tave, kas yra apie tave. And last sentence, I can't finish without it. This scheme or this framework, the author of this framework is Peter Mortola. He's a Gestalt therapist, and he attended Violet Aucklander's 2-week trainings, and he was observing what Violet Aucklander was doing, and then made this concept and framework. Ir paskutinis dalykas, kurį aš būtinai turiu paminėti, tai visas šitas 4 žingsnių modelis, jo autorius yra Peteris Mortola, kuris lankė Violetos Aucklander mokymus, ir žodžiu, jisai tokį kaip ir apibendrino visą jos darbą. Ir
Magda, when I was preparing for our tonight's event, I saw that there is a Mortola's book about Gestalt play. Yes, Uh-huh. it's a great book. He Mhm. has described after attending Violet Oaklander's 2-week training with this intention to write a book about her training. He then described the whole training and the rationale behind what Violet was doing. Taigi aš dabar Magdos paklausiau, kad aš besiruošdama mūsų susitikimui, aš mačiau Peterio Mortolos knygą, jinai yra anglų kalba apie geštalto žaidimų terapiją ir, žodžiu, tai Magda sakė, taip, yra labai gera knyga ir ji atsirado iš to, kai Peteris Mortola 2 savaitės lankė Violetos Oklander mokymus ir tarsi kaip ir apibendrino visą jos patirtį ir aprašė. It's a very interesting book, by the way. It's called The Window Frames. Ir sako, labai yra įdomi knyga ir angliškai skamba Windows Frame. Tai kaip, nežinau, window frames. Window frames, tai kaip ir lango rėmai, kažkas tai panašiai. And we should also mention Violet's 2 books. These are the Bibles of Gestalt play therapy. One is Windows to Our Children, and the second is Hidden Treasure. Taigi, sako, mes turime taip pat paminėti 2 Violetos Oklander knygas, tarsi 2 Biblijas. Abi knygos yra išverstos į lietuvių kalbą, yra Langas į vaiko pasaulį ir kita knyga, neatsimenu šios pavadinimą, bet žodžiu, abi 2 knygos yra išverstos į lietuvių kalbą. And by the way, we have translated both 2 books to Lithuanian. Oh, great. Great. Perfect books. Yes, I like them very much. We also have translated both books in Georgian. Tai Magda sako, kad tai yra puikios nuostabios knygos ir jos taip pat yra išverstos ir į kartvelų kalbą. So, Magda, I would like to stop. That's all that I wanted to share very briefly about Violet. Is very, very big, and her model is, and Gestalt play therapy and Gestalt therapy approach is too complicated to share in half an hour or an hour, but I try to make my best, to do my best to share briefly the main moments. So I know that the more you know, the more difficult it's to make it brief and clear and to make the main points. Taip, Magda sako, kad tai yra viskas, kuo norėjo Magda pasidalinti trumpai per šį pusvalandį, kas yra skirta tiek geštaltui, tiek geštalto žaidimo terapijai ir daugiau Magda papasakos tiek apie geštalto žaidimų terapiją, tiek apie Violetos Oklander modelį, tiek apie ir 4 žingsnius mes turėsime galimybę praktiškai išbandyti seminare su Magda rugsėjo 11. So Magda, I announced already that we will be meeting you on September 11 on the workshop where we will have possibility to experience by ourselves practically how metaphoric cards could be applying using 4-step Violet Oklander sequence.